Na ką, esame Rimi, šaltibarščių kainų reidas. Pradedam nuo žolelių, čia lengviausiai jas buvo surasti. Tai fasuoti svogūnų laiškai 500 gramų 89 euro centai. Fasuoti krapai 25 gramai 79 euro centai. Žalumynų rinkinys. Čia toksai pat, kaip mes matėm Maksimoj. Krapai plus svogūnų laiškai 99 euro centai, nubraukta kaina 1,49 €. Čia patenka 50 gramų svogūnų laiškų ir 20 gramų krapų. Toliau agurkai, ilgavaisiai vienas vienetas 1,19 €, tai kilogramas 4,76 €. Pigesni yra šitie lietuviški trumpavaisiai, 1 kilogramas 2,59 € su Rimi kortele. Toliau šviežios bulvės, 1 kilogramas 79 euro centai, su Rimi kortelė, be Rimi kortelės 1,15 €. Toliau kiaušiniai. Kiaušinėse mes radom turbūt šitą Rimi Smart, M dydžio, 10 vienetų, 1,75 €, kilmės šalis Latvija. O galbūt iš Latvijos ir per Latviją Ukrainą. Toliau kefyras 2,5 %, 0,9 kg. Rimi Smart 0,74 euro centai. Toliau mūsų jau pažįstami šaltibarščių kefyras Dvaro 6 % riebumas, kilogramas 2,65 €, tai čia brangiausia kaina, kokią teko matyti. Ir šaltibarščių rūgpienis Rokiškio naminis 7 % 1 kilogramas 2,39 €. Savo šaltibarščių Rimi kefyrui neturi. Einam žiūrėti toliau. Tai burakėliai Kėdainių konservų fabriko. Burakėliai šaltibarščiams 480 gramų 1,89 €. Tokius mes jau matėm. Tiesiog marinuoti burakėliai Kėdainių konservų fabriko 1,89 € taipogi. Tai pigiausi yra šitie marinuoti burakėliai Rimi Smart 450 gramų 57 euro centai. Kilogramas 1,63 €, kilmės šalis Lenkija. Na ir turbūt biški prabangesni burakėliai obuolių sultyse Rimi 480 gramų 1,9 €. Tai kągi, surinkom tokį rinkinuką. Turim šviežias bulves, kiaušinius, agurkus, krapus ir svogūnų laiškus, kiaušinius, burakėlius 2 rūšių, prabangesniems šaltibarščiams ir netokiems prabangiems. Ir, ta prasme, turime kefyrus. Šiaip tai 2, nes ne visi buvo vietoj. Tai kefyras Rimi Smart 2,5 € ir prabangusis Dvaro šaltibarščių rūgpienis 6 %. Paraštų šaltibarščių, kiek informavo mus darbuotoja, Rimi neturi, nors kulinarija pakankamai plati, tikrai galėtų kažką tai ir pasigaminti. Tai ką, tiek, ate.